Labas rytas, štai ir aš. Išsimiegau, taip, užmigti buvo labai sunku, nes čia triukšmavo mano kolegos, kurie atsibeldė vėliau ir tada užsikūrė laužą ir ilgai sėdėjo. Jūs šiaip esate užrasoję, aš nelabai turiu ką pakeisti, tai suriukas. Anyway, tai žodžiu, tai ganėtinai prastai miegojau, ganėtinai prastai sekėsi užmigti, po to, kai užmigau, tai lūžau ir buvo viskas tvarkoje. Tai anyway, buvo kaip buvo, naktis pasibaigė, jaučiuosi visai dabar jau neblogai. Tai manau, kad pakuojuosi daiktus ir, kaip sakiau, pusryčius pavalgysiu parduotuvėje. Ir viskas, ir trauksime link kelto ir kelsimės į Estiją. Blemba, kiek drėgmės visur. Viskas kiaurai šlapia. Dviratis kiaurai šlapias, palapinė kiaurai šlapia. Šiaip matosi toksai rūkas kažkoksai, tai dulksna, ne dulksna, rūkas čia. Nuostabus pusryčiai. Ate kempingui. Leidžiamės į kelią. Vakar, jau kai buvau išjungęs kamerą, susipažinau su kempingo savininku. Jo vardas yra Kajus. Toksai dėdukas. Šiaip fainas atrodo žmogus, bet toks man, nežinau, kažkoks labai visada yra keistas jausmas su kempingų savininkais įsibičiuliauti, nes būna tu bendrauji, žiauriai faina, viskas smagu, atrodo vos ne geriausi draugeliai. Ir tada yra tas momentas, kai turi susimokėti. Net jeigu tas žmogus ir būtų labai nuoširdžiai fainas, tu imi galvoti, kad jisai tą daro tik dėl to, kad tu moki pinigus, galbūt paliksi gerą atsiliepimą ir panašiai. Koks kalniukas. Tai va, tai toks labai dviprasmiškas jausmas yra su tuo įsibičiuliavimu. Ir kaip ir nieko blogo turbūt. Ta prasme, faina, kad yra gražus aptarnavimas, geras aptarnavimas. Ir turbūt reikėtų žiūrėti į tai kaip į dalį paslaugos. Bet kai tu pradedi nuoširdžiai bendraut, tada tu tarsi imi galvoti, kad mes čia jau vos nedraugeliai. Sakau, toks labai kažkoks dviprasmiškas jausmas. Ir ką norėjau pasakyti, tai ryte tipo jis gali padaryti pusryčius. Papildomai kainuoja pats kempingas, kaip sakiau, 25 eurai, kas, vienas brangiausių realiai šitoj kelioniai. Ir ar jis vertas tų 25? Nesakyčiau. Ta prasme, nieko blogo, gražus, gražiai sutvarkytas, bet kažkaip už 25 jau norisi kažko šiek tiek daugiau negu kad tiesiog gražiai sutvarkytas. Tai va, tai pusryčiai papildomai 10 eurų. Už tos 10 eurų tu gauni kavos ir dribsnių. Nežinau, ar 10 eurų yra tikrai ta suma, už kurią aš norėčiau gauti kavos ir dribsnių. Tai ką žinau, padaryk įskaičiuotą tą sumą į tuos 25 eurus, duok tuos dribsnius ir va, tada jau yra kažkokia pridėtinė vertė, tada jau Algirdas būtų laimingas. Bet čia reikia nepamiršti ir to fakto, kad Suomija vis dėlto yra beprotiškai brangi šalis. Ta prasme, aš sulyginčiau ją ko gero su Didžiąja Britanija. Anyway, gerai, va, gražiai kyla saulė. Geriau žiūrėkite į ją, negu į mano lelekimus. Lelekevonimus. Lelekinimu. Į lelekinimus, va.
Panašu, kad bus nespėję nutiesti man dvirtakio, tai teks važiuoti keliu. Kietai, tuščias kelias, fūra pro pat. Visiškai nepajudėjo net. Šiaip kalbant apie suomių vairuotojų kultūrą, tai visai gera. Prasme, man patinka. Per perėjas labai praleidinėja. Ir čia šiaip labai įdomus dalykas, kurį man papasakojo tas bičelis, kurį buvau susitikęs čia, kai mirždamas važiavau viešbučio link. Yra dviejų tipų perėjos, kaip ir Lietuvoje, kad yra dviračių pervaža ir yra tiesiog perėja. Tai per perėją, jeigu tu važiuosi su dviračiu, tu gali tą daryti, bet tavęs niekas nepraleis. Ir jie tikrai nepraleidžia. O yra kita, kuri tokia pati kaip perėja, tik tai per vidurį turi praskirtuką tokį. Realiai, horizontaliajame žymėjime. Tai tasai jau tipo skaitosi kaip dviračių pervaža. Ir tenai važiuoji ir tavo yra pirmenybė. Ir visi točnai praleidinėja, ta prasme, net iš tolo ten. Buvo, man atrodo, kažkurią dieną net nufilmavau, kaip ten gal 100 metrų iki perėjo žmogus jau stovi laukia, kol aš atvažiuosiu. Tai jo, tai kultūra tikrai yra gera, bet buvo ta viena panelė, kuri į telefoną įlindusi manęs vos nepartrenkė. Ir va, pavyzdžiui, šita fūra buvo, aš sakyčiau, turbūt pirma netgi tokia, kuri taip šlykščiai, kur tuščias kelias, tu gali laisvai ten pasitraukti ir jinai specialiai nesitraukdama pro pat pravarė. Tai čia jau man tokie, žinot, iš karto kyla klaustukai, kodėl tu tą darai. Ir spėju, kad jau ten kokios nors arba nuostatos, arba vėliavos nepatinkančios, kurios kabo. Tai jo, Bet šiaip tai sakyčiau kultūra, kaip ir visose šitose šalyse, Skandinavijos ypatingai, tiek Danijoje, tiek Švedijoje, Vokietijoje, Vokietijoje, man atrodo, jo, Vokietijoje buvo gera, o Nyderlanduose, atsimenu, buvo tokia meh, kas mane labai nustebina. Tai pažiūrėsim, kaip viskas pasikeis į Estiją, kai važiuosiu. Estija, spėjau, dar irgi bus ganėtinai gera. Latvijoje, ko gero, jau galima pradėti saugotis bus. Nesuprantu, iš kur visos šitos fūros pasipylė. Buvo ramiausias kelias, staiga non-stopų, vien fūros. Iki kelto lieka 25 maždaug kilometrai ir po truputį prasideda urbanizuotoji dalis. Čia jo, prieš Helsinkį dar yra kažkoks tai vienas didesnis miestas. Espo kažkoks tai, Espo, nežinau. Tai gal čia jau jisai, nežinau, gal šiaip priemiesčiai kažkokie. Bet kuriuo atveju turbūt jau tą laukinę gamtą būsime palikę. Tai dabar jau prasidės miesteliai, miesteliukai ir miestelyčiai. Helsinkį kaip ir pasiekiau, bet tie kilometrai kažkaip tirpsta lėčiau negu kad laikas.
Tai realiai dabar turiu likus 10 km maždaug iki terminalo. Tikiuosi, kad čia viskas bus teisingas tas terminalas ir nereikės dar jo ieškoti po to. O iki čekino pabaigos 1,5 valandos. Tai taip kaip ir spėju, bet per daug netikėtumų nesinorėtų. Tai jo, kažkaip keistai gavosi. Aš galvojau, čia atvažiuosiu į tą Helsinkį, dar bus daug laiko, galėsiu pavažinėti po jį. O gavosi kaip visada. Ant greičio pralėksiu tiesiog ir tiek. Jeigu teisingai suprantu, tai čia kažkur tai tas čekinas ir turėtų būti. Matau nuorodas check-in. O kur tas check-in? There we go. Thank you. Nu, viskas easy peasy. Pavalgiau savo pietus, dabar laukiu kelto ir panašu, kad ir atplaukia. Tai, ja, šiaip dar valanda iki kelimosi, tai keista, kad taip anksti atplaukia. Bet gerai, nes reiškia anksti ir išplauksim, ne anksti, o laiku išplauksim. Nu ką, paskutinis keltas. Paskutinis keltas šioje kelionėje. Turbūt. Nebent dar ten koks nors bus vietinis reikšmės, bet taip ir neturėtų būti, manau. Bent jau paskutinis rimtas. Geras, Burger Kingas yra. Tokio finto dar nemačiau per visus šitus keliojimusius. Paprastai būna čia vietinės reikšmės visokie restoraniukai. O čia visas Burger Kingas yra, pasirodo. Nu gal reikės apsilankyti tada, nors man šiaip niekas jisai nėra skanus, bet aš vis nepatikiu ir vis tiek einu į jį. Nu va, ir viskas, išplaukėme, palikome Helsinkį, palikome Suomiją ir dabar 2 valandas ir būsime jau Taline. Tai manau, kad neprailgs tos 2 valandos. Einu, manau, iki to Burger Kingo gal kažką tai suvalgysiu, nes kažkaip vis tiek nepavalgiau aš nuo to trikampio sumuštinio. Tai jo, manau, kad labai greitai prabėgs tos 2 valandos. Tai va, tai plaukiam ir panašu, kad atplaukiam. Eina, sabliamo, kaip čia karšta. Nusakė 27 laipsniai, bet taip kažkaip tai net prie žemės prilenkė. Aleliuja, šiek tiek pabėgau iš to centro. Einu savo, koks karštis, 35 laipsnius rodė GPS-as. Nu, ant saulės, ta prasme, bet aš maniau numirsiu. Kažkoks toks atrodo įkvėpti negali tiesiog.
kosmosas. Čia dabar kažkokiam parkelyje. Daug geriau. Pralėkiau Taliną, išvažiavau dabar jau tikrai iš jo. Nu ir ačiū Dievui, nepatiko man kažkaip visiškai tas miestas. Nežinau, ar čia dėl to karščio, kad kažkaip tai toks, bet man atrodo, kad man labiau pats miestas nepatiko, nes toks. Bet įvažiavau ir kažkaip pagalvojau, grįžau į Sovietų Sąjungą. Ta prasme, nelabai nuskambėjo gražiai, bet pats tas miesto toks planavimas, tie tokie šaligatviai, daryti, nedadaryti, tie dvirtakiai tokie irgi išlūžę, palūžę, visokie bordiūrai nenuleisti, baladojasi. Nu toks, vat sakau, welcome to Soviet Union. Bet dabar išvažiavau į kažkokį labai puikų dvirtakį, tai žiūrėsim, kiek ilgai jisai tęsis. Baiginėju savo šiandienos maršrutą ir netrukus turėčiau sukti link potencialios nakvynės vietos. Bet matant, kiek čia yra civilizacijos palei šitą dvirtakį, tai ir turint omeny, kad ta mano nakvynės vieta numatyta yra pažymėta žemėlapyje ir kad aplinkui yra ne per toliausiai kažkokia gyvenvietė, aš labai smarkiai bijoju, kad jinai nebus užimta. Panašu, kad laisva. Kol kas kaip ir atrodo ramu. Pasėdėjau kokį pusvalandį. Žvejai čia buvo atvažiavę kažkokie tai, bet dabar išvažiavo. Tai turbūt, kad lieko aš čia. Čia va kaip tik palapiniai vieta. Vat aš šituo klausimu tai esu toks šiek tiek bailiukas, prisipažinsiu. Man geriau vat kažkur įlysti į kokius nors, gerai, aš nemėgstu į krūmynus įlysti, bet geriau toliau nuo žmonių, toliau nuo akių, arba tada jau į oficialią stovyklavietę, kur tada jau žinai, kad viskas yra gerai ir kad niekas tavęs naktį neturėtų ateiti ir užbombinti. Tai šituo vat klausimu aš toks truputėlį bailiukas, turiu prisipažinti. Koks nors aurimėlis čia statytųsi, net nesusimastęs, sakytų, tu kas yra? Algirdai, taigi viskas čia normaliai. Neaurimas taip nešneka, bet supratot mintį. Tai pasiimkime šiek tiek tokio aurimizmo, euriukizmo gal, ir pasistatykime palapinę. Vat sėdžiu kažkaip tai ir dabar galvoju, o iš kur tas mano baikštumas yra? Ir aišku, lengviausia būtų sakyti, taip, aš neturiu karate juodojo diržo ir taip, jeigu ateitų čia 5 bachurėliai, aš jiem neišspardyčiau užpakaliu. Bet aš tiesą pasakius nesu tikras, kad čia tame yra šaknys, nes man atrodo, yra tikrai daug žmonių, kurie ir neturėdami to juodojo diržo kažkaip tai net nežinau, ar pasitikėjimas savimi čia yra tinkamas žodis, nes aš manau, kad šiaip jau aš ko gero pasitikiu savimi ganėtinai nemažai, bet čia tas toks nebijojimas, bet ta nebijojimas prasme, kad eiti į konfrontaciją, nes šiaip jau jūs net turbūt nežinote, kad aš irgi turiu karate diržą, tik tai ne karate, aš tik vando turiu diržą.
visą geltoną diržą. Yra baltas, tada geltonas. Bet jau buvau išmokęs berat žalias turbūt ėjo po geltonojo. Katą. Tai va, ir aš vaikystėje kažkaip tai labai irgi buvau susižavėjęs ten tais kovų menais. Ir buvo ten ir karate lankiau, ir taekwondo lankiau, bet man niekada neprikibo tie sportai ir būtent neprikibdavo dėl to, kad tenai tu turėdavo eiti konfrontuoti su kažkuo. Nu, nes tai yra sportas, tai nėra mano vaiko galvelėje, tai tas buvo, iš filmų prisižiūrėta, kad ten yra dvasiniai dalykai, kad čia yra čia yra toks... tipo, tu tampi aukštesniu žmogumi, išmokęs ten kautis, tipo, kaip ten visokie Bruce Lee ir panašiai. Bet realybėje, bent jau tai, ką aš lankiau, tai čia būdavo toks griniausias sportas, kur tave pastato prieš kitą ir turi jį nugalėti. Ir visa esmė treniruočių tai yra nugalėta kitą. Ir tas make sense, ko gero. Tai ir aš labai greitai supratau, kad aš negaliu stoti prieš kitą žmogų ir kauti su juo. Tipo, smūgiuoti jam su tikslu, kad padaryti, jog jam skaudėtų, kad jį ten išjungtum, ten dar kažką padarytum. Ir aš jaučiu, kad visas šitas toksai bijojimas, pavadinkime, jisai ir kyla iš to, kad aš žinau, jog aš, kilus tai konfrontacijai, aš nebūsiu tas, kuris sakys, davai, tai davai, einam. Ir ir tada, natūraliai tu tarsi tampi, kaip sako, esi arba vilkas, arba avelė. Tai aš toks tarsi kaip avelė, kurią vilkai gali suvalgyti. Taip, tokiose situacijose, kai tu atvažiuoji į stovyklavietę ir tau yra nedrąsu pasistatyti tą palapinę, tai nėra gerai. Iš kitos pusės tai vėlgi yra tam tikras charakterio dalykas, man atrodo, kad aš net ir bijodamas to nakvojimo kažkur tai random spotuose, aš vis tiek perlipu per save ir tą darau, nes aš tai darydamas pasiekiu kitus savo tikslus, kurių aš nepasiekčiau, jeigu pasiduočiau tom savo baimėms. Tai bet kuriuo atveju aš mielai dabar čia turėčiau su savimi auriuką, kad jisai mane apgintų nuo visų bachurėlių. Tai tokie pamastymai su Algirdu Gurevičiumi ir manau, kad galime ties šiuo pamastymu ir pabaigti šią dieną, nes ką aš jums daugiau parodysiu, nebent atvažiuos tie 5 bachurėliai, tai tada sakysiu, hebryte, palaukit, aš pastatau kamerytę ir tada jau mes einam. Šiandienos, kiek aš čia prašnekėjau, Jėzau, 7 minutės. Kas gali žiūrėti šitas mano lele kavonės? Tikiuosi, kad jums įdomios tos lele kavonės, nes priešingų atveju aš nežinau, kokią velnio jūs žiūrite šitos vlogus, nes jie yra iš esmės lele kavonės paskanintos trupinėliais vaizdų iš kelionės. Gal ir neblogai, gal ir blogai. Kad ir kaip ten bebūtų. Ačiū už jūsų dėmesį ir pasimatome tada rytoj, kai bus dar šiek tiek lele kavonių, dar šiek tiek trupinukų pagardinimui lele kavonių gražiais vaizdais. Tikėkime, kad tie vaizdai bus gražūs.